Nu va, po pertraukos, kadangi grįžau iš atostogų, kelių naktų, Tesla turime. Teslos pasirodo, kad skardos visos iš skardos, geležies, aliuminio nėra. Ir labai greit rudiena šitą mašiną iš Vokietijos gamyklos, bet vis tiek ją būtina padaryti antikorozija. Taip, ir garso izoliacija nuo rato čia girdisi. Tai dabar čia garso izoliacijos mes nedarysim taip, kaip čia užkimšęs turbūt nesimato. Garsas vaikšto kiaurai visas. Tai paskui parodysiu, ką aš padarysiu su garso izoliacija. Taip, šiaip ne taip durelės įsipurškė. Pradėjau galinę dalį daryti. Slenkščiai skylių neturi niekur. Nutarėm su šeiminiku negręžti. Bandžiau čia pakišti, atsukęs slenkstį, kad plasmasę žarną įkišti. Nelenda. Nenumatyta vieta, ar konstrukcijos kokios tenais, nežinau. O, kietas vaškas ilgaamžis su juo pasidaro. Toliau parodysiu savo bardakinę. Klijuoju posparnį. Vibro garso sluoksniai. Gražu. Matosi garso izoliacija posparnis. Buvo nuimti šitie apvadai. Visi keturi. Užpurkšta su baigiu surinkti keli varžteliai ir mašina išvažiuoja.